Aš labai atsiprašau visų, bet mano kalba gali būti ilga, jūs esat pavargę, klausimas yra labai svarbus. Aš negaliu, mano pasisakymas tai bus ir klausimas tam tikras, nes Lietuvoje yra labai bloga padėtis su teismais. Jau Europos mato, kad mūsų teismai patys korumpičiausi sąjungoje. Lyginama tik tai su Bulgarijos, Rumunijos ir net Baltarusijos teismais. Klausimas yra, ką su to daryti, ne? Tai aš norėjau ilgiau. Jei leidžiat man kalbėti, jei ne, aš ne. Ačiū. Taip, tą klausimą mes dedame prie kitų ir tuomet... Ne, gal iš karto keletą klausimą. Taip, prašau, jūs, tuomet jūs tuomet. Ričardas Markevičius. Aš turiu tokį klausimą. Iš tikrųjų, mes dabar čia susirinkom, taip atrodo, kad, reiškia, jeigu jau mes pasižiūrėsim į profesorių, į jaunąjį Landsbergį, tai išspręsim ir teismų korupcijos problemas, ir valstybėje visas kitas problemas. Kolegos, mes atėjom susitikti su kandidatu į partijos pirmininkus. Ir, reiškia, mano klausimas būtų pagal tai. Tiesa, čia profesorius pakritikavo šiek tiek žodį vertybės, bet aš sakyčiau, klausimas yra labai aktualus. Kadangi mes sakom, Tėvynės sąjunga, tai yra konservatoriai. Man tas nekartą rašęs yra apie konservatizmą, skaičiau. Bet esmė yra tame, kad nelabai lengva suderinti. Kadangi Tėvynės sąjunga ilgą laiką buvo vienintelė, ko gero, politinė jėga, kuri iš tikrųjų nuosekliai gynė Lietuvos valstybingumą. Tai čia susėjo ir kiti žmonės, kurių pakraipos arba nuostatos nebūtinai konservatoriškos. Ir šitą reikėtų suderinti. Tai aš manau, kad aš klausčiau Gabrieliaus, reiškia, kokių veiksmų galėtumėt imtis. Yra du keliai. Vienas sakyti tai, ką nori girdėti, kas yra pavojinga. Nes iš tikrųjų tada gali tekti sakyti ir socialdemokratiškus dalykus, ir liberališkus dalykus. Mes girdėjom tokius dalykus. Na, sakysim, mes girdėjom, kad iš mūsų premjero, kad valdžia turi tik netrukdyti. Tai liberalų šūkis. Jo, tai aš noriu pasakyti, tiesiog klausimas Gabrieliui, galbūt reiškia, kaip jūs manytumėt derinti šitos dalykus, nes iš tikrųjų tai reikėtų suderinti. Tai partija, ko gero, vienytų. Ačiū. Taip, tuomet dar porą klausimų, kurie pirmesi pakėlė. Tai prašom. Vartom nori paleisiu. Man kažkaip, Barkauskinė, buvo aišku ir atsakė visus klausimus. Iš tikrųjų, ačiū Jums labai už gražų žodį. Pirmiausia, tai naudodamasi progą, noriu padėkoti Jums, kad Jūs esate. Kad Tėvynės sąjunga, būdama ir opozicijoje, yra stipresnė už poziciją. Ir jeigu mes turim šiandien pakankamai tokią, profesionalią vyriausybę, tai dėkui Tėvynės sąjungai. Ir niekada Tėvynės sąjunga gal ir nebuvo tokia stipri kaip šiandien. Ir aš norėčiau, kad jinai išliktų tokia. Ir aš norėčiau, kad Jums Dievas duotų sveikatos ir profesoriui. Ir kad Jūs iš tikrųjų būtumėte tas lyderis. Priešai išsigando. Išsigando priešai, kad Tėvynės sąjunga Lietuva turi tokius lyderius. Ir bet kokią kainą nori sunaikyti. Mes tą matėme. Įvairiausių buvo modelių, kaip tą Tėvynės sąjungą sunaikinti. Ir šiandien mes turim vienį variantą. Sėkmės Jums ir ačiū. Ačiū už palinkėjimus. Taip, tuomet dabar jau visų. Saulius Lietavos skyrius, Tėvynės sąjunga. Šeštadienį, sekmadienį turim rinkimus. Tai gal gali trumpai apibūdinti savo, sakyčiau, kolegas, mūsų bendražygius, kandidatus. Mykolas, Žygimantas ir Paulius. Jūsų vertinimas trumpas. Taip, nežinau, ar Jums įstovėt, bet taip, prašom tuomet Jūs. Labai trumpai. Klausimas kyla, kodėl mes pralaimėjom vienmandatę. Labai paprasta. Labai paprastas klausimas. Ačiū. Ir neteisinga procedūra rinkimų. Ačiū. Jūs tikrai Ačiū. Taigi turime nemažai klausimų ir pradėkime tuomet
Taip, nuo Gabrieliaus. Aš galbūt tada atsakysiu klausimus dėl partijos. Profesorius nebijoju turės irgi minčių. Man gal sunkiau yra tiksliai pasakyti dėl teismų ir korupcijos. Nes galiu nepataikyti į bendrą nuotaiką. Dėl partijos apskritai, aš žiūriu taip, labai suprasinti, aš savo vaikams bandžiau paaiškinti, koks yra, apie, kaip vyksta, kokie skirtumai esminiai tarp kandidatų. Kas sakė dėl rinkimų sistemos? Taip, jinai yra tokia. Ne? Pirmas turas, tai yra vadinasi populiarus balsavimas, žmonės labai aiškiai renkasi už kryptį. Ir mūsų atveju pasirinko Tėvynės sąjunga, aš manau, kad sutelkėm tikrai didelį būrį žmonių. Labai ačiū visiems. Dabar antras turas yra visiškai kas kita dalykas. Asmenybės taip, ir asmenybės ir nesmenybės. Aš, pavyzdžiui, nežinau tų didžiųjų asmenybių, kurios atėjo su valstiečiais. Tikrai nepažįstu, nieko blogo nenoriu pasakyti. Fantastiški žmonės. Greta Kildišienė irgi atrodė didžiulė asmenybė. Nebejoju, kad visi už ją balsavo dėl jos didžiulės asmenybės. Rinkosi kažkodėl tai ir balsavo. Bet esmė yra kokia? Žmonės, kurie paprastai balsuotų už socialdemokratus, darbo partiją, tvarką teisingumą, liberalus, dar ką nors kitą, jie turi apsispręsti ir balsuoti už mus. Ir jiem tą sprendimą padaryti yra nepaprastai sudėtinga. Tokia yra realybė. Pamato tą kregždutę, apsisuka ir eina balsuoti už bet ką kitą, tik ne už tą. Ir taip. Kodėl? Taip yra. Mes turim pavyzdžių, kur mūsų partiečiai prieš pusę metų išėję iš mūsų partijos laimėjo. Su mūsų partija nemanau nebūtų laimėjo. Ir čia yra dėl to. Tai yra nuostata tokia ir taip. Dabar mano pasakymas, kuo aš tikiu, ką mes darėm paskutinius 2 metus. Pasakiau, mes turim tapti, atsinaujinimas, čia nauji žmonės turi ateiti. Iš principo aš matau mūsų atvirus, atvirą partiją. Šiandien čia žmonių, kurie yra nepartiečiai, gali pakelti rankas. Nepartiečiai. Tai va, čia yra žmonės, kurie ateina dėl to, kad jam rūpi. Ir tokių žmonių gausėja. Visoje Lietuvoje, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šilutėje, Šilalėje, Druskininkos, atrodo, kur yra užvaldyti miestai ir jau jokios vilties nėra. Žmonės domisi ir jiem yra įdomu. Aš sakau, įsivaizduokit, kad mes renkam vaisius rudenį, ar ne? Renkam vaisius. Rinkom obuolius, visą laiką obuolius, obuoliai patys geriausias. Pradėjom rinkti šį rudenį, surinkom, žiūrėkit, ir kriaušių šiek tiek. Kokią slyvą vieną kitą paėmėm. Ir aš sakau, iš principo mes turim eiti tolyn. Mes turim ateiti žmonės, kurie yra ne obuoliai ir kalbėti su jais. Pasakoti jiem, pasakoti savo idėjas. Kalbėti tą kalbą, kuri mums nėra įprasta. Dabar kai kurie kandidatai kiti, aš specifiškai neminėsiu, sako, žiūrėkit, rinkim tik tai raudonus obuolius. Nes tai yra mūsų stiprybė ir tai yra mūsų išlikimo strategija. Man neskamba logiškai. Man neskamba išmintingai. Bet ne aš vienas tai galiu padaryti, tik mes kartu. Ar mes norime to? Ar mes matome savo idėjų sklaidą plačiau? Ar mes matom pritraukiamus naujus žmonės? Aš atsiprašau tų, kurie sako, taip, čia pirmininko rinkimai, kas čia per kalbos apie Lietuvą matom. Matot, Lietuva yra gan svarbu. Kiek daugiau negu Tėvynės sąjunga. Ir nieko čia nepadarysi. Ir aš manau, kad mes galėtume kalbėtis ir apie, nežinau, nario mokesčio dydį Klaipėdoje. Kiek sueigos nariai moka.